Sveiki, sveiki. Ir taip papasakosiu šiandien apie Kadašį, Bhaimi Ekadašis arba tai yra Džaja Kadašis. Ir Dištyra jisai kreipėsi į Krišną ir jisai paprašė jo papasakoti man apie šitą Kadašį, būtent šviesiojų laikų einančių. Tai šitas periodas skaitosi, šviesusis periodas prasidėjo, tai orai šyla, saulės daugiau išlenda, tai skaitosi, praeitie Kadašį, kur mes buvom, tai buvo skaitėsi, kad tai tamsiojų laikų vykstantis Ekadašiai, o šitas Ekadašis tai yra, jisai jau persirito į šviesųjį laikotarpį, tai dėl to galim tikėtis šviesos, saulės, malonesnių jausmų, emocijų. Taigi, čia būtent kai Judištyra jisai kreipėsi Krišnai, sako, šviesusis, šitas šviesiojų laikų periodų vykstantis Ekadašis, Bhaimi ir arba jis kitaip vadinasi Džaja Ekadašis. Ir Krišna tokiu būdu jisai pasako, sako, tai labai šlovingas Ekadašis, šitas Ekadašis jisai dovanoja net be didelių pastangų, be didelių kitų askezių, jeigu žmogus net nesilaiko, bet laikosi šito Ekadašio, jisai gali pakliūti į Vaikunkas planetas, įsivaduoti. Reiškia, įsivaduoti iš gimimo ir mirčių rato. Tai reiškia, jeigu kas tinkamai laikosi iš šito Ekadašio tinkamai laikytis, tai reiškia visą dieną pasnikauti, visą naktį pasnikauti, visą naktį nemiegoti ir kitą rytą, ten gaunasi, jeigu dabar pagal mūsų laiką kažkur be 15:08 gautųsi, kad trečiadienį iš ryto reikėtų suvalgyti grūdų, kažką grūdinio, nutraukti Ekadašį. Yra tam tikras laikas ir aš jį dažnai paskelbiu. Taigi, ir tada Krišna jisai Judištyrai pasakė, paklausyk, šitas Ekadašis yra ypatingas tuo, kad visų pirma, kaip ir sakiau, jisai išlaisvina, išvaduoja sielą iš gimimo ir mirčių, dovanojam Vaikunką. Ir aišku, aš nubėgsiu į pabaigą ir pasakysiu dar vieną dalyką, ką jisai pasakė pačioj pabaigoje tos istorijos. Krišna sako, netgi kas klausysi šitos istorijos apie šitą Ekadašį, tas gaus tokią naudą, kaip atlikęs pačią didžiausią jagiją. Ne Švamėdėje jagiją jis paminėjo, bet truputėlį kitokią jagiją. Bet pakankamai toksai ritualas aukojimas labai sudėtingas ir jis prilygsta tokiam stipriai jagiai aukojimui ir jisai gali gauti netgi panašią naudą, vien išgirsdama šitą istoriją. Taigi dėl to irgi palanku išgirsti, klausytis visas Ekadašio istorijas, nes jos irgi taip pat yra palaiminimus gaunam, bet jeigu mes laikomės, tai yra iš vis fantastika. Taigi, taip pat šitas Ekadašis, kaip jisai, reiškia, apsaugoja sielą nuo įvairiausios tamsos, nuo pišačių, nuo demonų, nuo įvairių kliučių, kurios mums trukdo dvasiškai tobulėti. Tai taip pat šitas Ekadašis turi tokią ypatingą galią pašalinti visas kliūtis, kurios, reiškia, trukdo mūsų sielai eiti dvasiniu keliu, įsivaduoti, ar ne, įvairiausios būtybės, šmėklos, vaiduokliai, bišačios visokios, ar ne, kurios mus gali atakuoti iš pašonės ir mus skatinti kažkokius tai vienokius ar kitokius veiksmus, skatinti mūsų susipyks, skatinimą, netgi, pavyzdžiui, kartuot mantrą, ir jie skatina, nereikia čia nesąmonės ir nekartokit. Ir žmogus pasiduoda, tai reiškia įtaką išeina, arba čia, pavyzdžiui, kokia nors grupė, pamokslauja, kažką duodi žinias tokias dvasinės ir jam velniukai vidui knipsa, ne, čia blogai, eik ten geriau, tu čia, ką čia, ir žmogus, viskas, išmeta, išeina iš grupės, užtrenkia durim, galvoja, man nieko nereikia, reiškia, vaidukliukai, jie nugalėjo, įveikė jį, nes jeigu žmogus jisai dvasiškai tobulėja, jisai mantras kartoja ir visa kita, tai visi tokie vaidukliukai, šmėkliukai, visokios tokios būtybės, kurių mes nematom plikakim, bet jų pilna aplinkui ir ne visokios tamsiosios jėgos, galima taip pasakyti, ar ne, mūsų atakuoja ir puola mūsų sielą ir nori, reiškia, nutraukti, nori mūsų įtraukti kažkokią tai kitokią veiklą, prie kurios jie galės patys prie mūsų prisišvartuoti ir kartu ten mėgautis, ar ne. Žmogus senais toksai patikiukais naktimis eina, toks vagiukas, ar ne, hopa, ir jisai galvoja, viskas, aš jau nebebūsiu vagiukas. Ir tie visi velniukai, ar ne, kurie tokie tamsios jėgos, kurios visą laiką jį lydėdavo, reiškia, vakarais, ar ne, į tas vagystės, ten baimės, visokia intrigos, ar ne, veldavosi, jie draugeliai buvo ir tie draugeliai dabar galvoja, viskas išeis dvasiniu keliu ir viskas, mes prasim tokį kompanioną gerą, prasim, tuo pat metu jie čiulpia ir energiją ir visa kita. Taigi, ir jie tokiu būdu, ne, mes negalim pra savo draugo, reiškia,
Ar ne, mes turim ir jam visai skalanduoja, veikia mūsų ja mintis, iš tikrųjų, gali veikti mūsų mintis, jausmus, protą, duoti kažkokią tai, priminti kažkokius tai niuansus, dar kažką, va taip, jos gali pašūkot, parėkot mūsų protę. Ir jeigu žmogus toks silpnas yra, jis nesupranta, jis girdi, atrodo, kad čia jo protas, o iš tikrųjų ten tokias tamsias jėgos, tokie pišačios vaidokliukai, visokie, jam tas mintis barks, tai galva. Ir žmogus pasiduoda, sako, okei, ne, viskas, tiesiog būtų vagiliu. Ir jisai tęsia šitą veiklą. Tai čia va tas yra, tos kliūtis yra mūsų į sielas. Tai va, faktiškai, va, kas laikosi to kadašio taip tvirtai, tai irgi pašalina šitas kliūtis. Ir šiaip turėkite omeny, kad yra tokie dalykai. Tai visai, jeigu nedvasinių kelių, nepasiduokit, pradėkit atpažinti, kada, reiškia, tai yra jūsų, ar ne iš sielos ateina, ir kada yra, reiškia, iš pašonės veikia. Nors tai yra sunku atskirti iš tikrųjų. Gali ateiti taip gražiai, švelniai, tokie, taip šokelį. Netgi kartais jie reiškiasi per kitas asmenybės. Ir kita asmenybė gali būti tokia, atrodo, kaip angelas, o realiai ten jisai gal pas ir turi gerą prigimtį, bet per jį reiškiasi visokie vaidokliukai, taip veikia, taip gražiai čiulba jums ir jūs tiesiog klausotės, kaip čia viskas fainai, kaip gražu ir garmat, kaip sakant, į pragariuką. Tai va. Ir čia Krišna būtent pasakė, kad šitas ekadašis, kad jisai būtent apsaugoja sielą, būtent jisai pašalina kliūtis sielai, kuri trukdo tobulėti. Ir toliau jisai tęsia, kad šitas ekadašis turi labai ypatingą galią, jisai turi gali išvaduoti, reiškia, iš gimimo mirčių, sugrąžinti sielai dvasinį pasaulį, o ką jau kalbėti, reiškia, apie kažkokias tai materialias gyvybės. Ir buvo viena istorija, kurią papasako pas Krišną Judištyrai. Yra Indraloka, kur gyvena rojinių planetų karalius Indra, reiškia, ir jisai Amaravati vadinasi, jos sostinė Amaravati, kur jisai gyvena, ir ten yra toksai sodas. Ir jisai mėgavosi šitame sode, reiškia, jisai sėdėjo soste, ir jisai pakvietė tiesiog visas apsaras, moteris, reiškia, dainavo, šoko, gražiausiais balsais, šokiai, tiesiog fantastinis buvo renginys ir jisai mėgavosi su šito visų paradų, spektakliai, šokiai, dainos, muzikos ir jisai gražios apsaros, tai moteris, dangiškos moteris, kurios šoka tiesiog pasakiško grožio. Ir būtent tenais buvo labai žymus dainininkai, reiškia, patys virtuozai, dainininkai, šokėjai, ar ne? Ir vieno dainininko sūnus Maljavanas, jo buvo vardas Maljavanas. Jisai buvo toks jaunas, dar veržlus, reiškia, stomeningas ir gražus tuo pat metu, bet jaunuolis. Ir būtent jų. Ir buvo viena apsara labai graži, Pušpavati. Viena apsara Pušpavati. Ir apsara Pušpavati, tai buvo nuostabaus grožio tiesiog, visą pasakiško grožio. Ir tada Kupidonas, ar ne, jisai nusprendė, reiškia, Pušpavati, ar ne, pašaut savo, reiškia, meilės strėlę, kad jisai įsimylėtų Maljavaną, jinai įsimylėtų Maljavaną. Ir jai vienu momentu, kaip sakant, kaip Kupidonas šovė jai strėlę tiesiai į širdį, tokį geismą, kama, yra dar kitaip vadinamas Kupidonas, yra kama deva, tai reiškia, kama geismu perveria širdį ir jinai matydavo, reiškia, Maljavaną, jinai tiesiog susižavėjo jo grožiu. Reiškia, jo toks vyras, ar net tvirtas, galingas, jaunas, ir jinai pajuto jam meilę, būtent šokdama ir dainuodama. Ir Maljavanui jinai pradėjo tiesiog akimis truputėlį jį taip žongliruoti, ar ne, savo judesiais, ir Maljavanas jam irgi užkabino, reiškia, Kupidonas, ir jo širdį perverė, ir gavosi geismas, ir tokia aistra didžiulė, ir savotiška materiali meilė, ar ne. Ir tokiu būdu jie atliko tam tikras rolės, iš tikrųjų, tame visame renginyje, jie turėjo šokti ir dainuoti, ir jie šoko ir dainavo. Bet tokiu būdu, kadangi jie pajuto vienas kitam labai didžiulę aistrą, jie nebegalėjo, reiškia, būti tokiam blaiviam prote, jų balsai, reiškia, truputėlį nepataikė į natą, išsiskiria, jų šokis, reiškia, sutriko,
jie galų gale sutrikdė visą šitą renginį, nes jie buvo vieni iš tokių pagrindinių, ar ne, jinai buvo šokėja graži, reiškia, jisai dainavo ir sutriko visas tas paradas, reiškia, truputėlį dėl jų sutriko, išsiderino. Ir Indra jisai pastebėjo, išgirdo, kažkas čia vyksta ne to, kas turėtų vykti. Ir Indra, reiškia, rojinių planetų pusdievis karalius, ar ne, jis ten mėgaujasi ir čia jam čia trikdo kažkas. Ir jisai tada pamatęs, jisai įsižiūrėjo, pastebėjo, kad, reiškia, tarp jų vyksta kažkokia tai meilės intriga ir per juos nevyksta viskas sklandžiai. Tokiu būdu jisai tiesiog sustabdė visą šokį ir kreipėsi į Maljavanai ir tu Pušpavati, reiškia. Ir jisai tokia, aš jūs prakeiksiu. O reiškia, ten taip pat Krišna apibūdino Pušpavati, reiškia, jos grožis, jisai Krišna apibūdino jos grožį, kokia jinai buvo graži, iš tikrųjų, ne šiaip savo Maljavanas ją, kaip sakyt, patraukė jos dėmesį, bet jinai apsara, jinai buvo labai nuostabus grožio, pasako, kad liemuo, reiškia, labai lieknas, krūtinės tokios standžios pakeltos, jinai taip pat buvo, reiškia, putlios lūpos, raudonos, gražios akis, kaip lotosai, plaukai, visa ten spindinti, švytinti tokia mergina ir klubai jos kaip išlinkęs bananų medis, ar ne? Ir pėdos, tai kaip yra pražydantis jauni lotosai. Ir jinai tokia tiesiog, jinai buvo įspūdingo grožio, būtent ir ne šiaip savo Maljavanas ją patraukė dėmesį, ne vien dėl to, bet jinai buvo tiesiog nuostabus grožio, labai, labai graži mergina, jaunatviška ir ta tokia, o jisai buvo toks stomeningas, irgi vyras, reiškia, drūtas, stiprus, tvirtas, toks energingas, ar ne? Ir tokiu būdu gavosi, kad jie vienas kitą, reiškia, patraukė taip dėmesį labai stipriai. Ir dar Kupidonas, reiškia, savo strėlės, būtent tas Kama Deva jisai pervedė, aistra. Tai jeigu mes pajaučiat kažkam didelę aistrą, tai tokia stiprią, tai gali būti, kad Kupidonas, reiškia, perverė savo strėlę. Tai geismas, jis egzistuoja, yra geismas Kama Deva. Kama egzistuoja toks dalykas kaip Kama. Kartais žmonės netiki, bet tai yra tiesa, yra Kama. Nes galite jaus kartais, ar ne, būna žmogus, nėra jokios kamos, o kartais kai kuras žmogus atsiranda didžiulė kama, aistra, norit ar ne kažko, tai jinai tiesiog pražįsta ir tada sako, rožiniai akiniai, akis rožinės ir nematot, kaip ir akinės rožinės, vado praeina, reiškia, skalot, kas čia daros, kas čia įvyko. Taigi, ir tada, kaip aš sakiau, sustabdė Indra visą šitą renginį. Ir jisai, reiškia, kreipėsi, jos pasišaukė, jis sako, kas čia vyksta, jūs sutrikdėt mano, reiškia, besimėgavimą potą, reiškia, visą, jūs dainuodami čia vienas kitas, kaip sakant, aistrom, jūs tais taškotės į kairę į dešinę, ar ne, vietoj to, kad nepataikot į ritmą ir jisai tiesiog, jisai išreiškia prakeikimą, sako, prakeikiu, kad jūs, reiškia, eitumėt iš mano karalystės, reiškia, iš rojinės ir gimtumėt pišačios žemiškose, žemesniuose planetų sistemose, reiškia, eitumėt į žemę ir tokiu būdu jisai prakeikė, kad jūs eitumėt, ar ne, gimtumėt pišačios žemutinėse planetose ir kaip sakant, kol neišseks mano prakeikimo, reiškia, visa dvasia, toliau senais būsit. Ir tokiu būdu, reiškia, jų kūnai sunyko šitam rojinėse planetose ir jie, reiškia, jos nugarmėjo tiesiai, reiškia, būtent į Žemės planetą. Jie atsidūrė Žemės planetose, Himalajuose, kalnų Himalajuose, aukštai ir ten buvo šalta ir jie dviese pakliuvo. Jie prarado kūnus, reiškia, tos dangiškus, kurios turėjo labai ypatingus, prarado taip pat tam tikrą žinojimą, pojūčius, jausmus, nes būtent rojinėse planetose kartu su kūnu gauna labai ypatingus pojūčius, labai ypatingą žinojimą, supratimą, juslės. O čia pišačių kūnai, jie yra labai primityvus ir tiek negalim pasimėgauti. Taip ir šitie mūsų kūnai fiziniai šitoj Žemės planetos sistemai, kurias mes dabar turim, jie yra tokie labai menki, mes negalim labai pasimėgauti šitais kūnais. Nors žmonės visais mamais būdais bando čia mėgautis, tenkintis, ar ne, bet realiai šitas kūnas jis toks yra pakankamai primityvus, su juo daug dalykų, daug nepavalgysi, daug ten seksu neužsiminėsi, ten daug kažkaip tai
daug ko nepadarysi, ta prasme. Visur bus kažkokios tai problemos, daug persvalgys, bus lygos, ten per daug seksų siminėsit, vėl bus problemos, kažkokios tai lygos, arba bus jau paskui nebeįdomu, visiškai, reiškia, blogą pasidarys. Ir visi kiti dalykai, reiškia, materialūs, ar ne, prie jų, tas kūnas toks labai ribotas yra ir daug čia kažko tai mes nepridarysim, galim greit pavargti, dar kažkas nutiks ir jisai atneša iš tikrųjų daug ir kančių ir problemų. Taigi, ir jie būtent gavo pišačių kūnus ir jie iš karto pajuto savo, reiškia, tokio labai menki tapo, reiškia, menki. Ir jinai tą savo grožį prado ir jisai, reiškia, prado savo tos kūnus, reiškia, rojinės. Ir jie įgavo tokias formas, labai primityvės formas, pišačias. Ir dar Himalajose, vidurinėse planetų sistemose, ir ten šalta, jie tiesiog stovėjo. Ir tokiu būdu jie bandė slapstytis kažkur tai olose, visur, kur tik tai gali. Ir labai stipriai kentėjo, nes iš tokios būsenos, reiškia, prisimindami dar tą būseną rojinės planetas, tokius nuostabius kūnus, tokia aplinka graži ir visa kita, o čia pakliuvo tiesiog į ledynus, į kalnus, į šaltį ir, reiškia, nei maisto normaliai nieko. Ir jie taip faktiškai tokie leisgyviai klajojo po tos Himalajų kalnus ir kaip tik atėjo būtent šitas Bhaimi Ekadašis, Džaja Ekadašis, kaip tik atėjo. Atėjo šitas Ekadašis ir jie pakliuvo į tokią olą, reiškia, nebuvo nei maisto, nebuvo netgi vandens. Ir jie visą tą Ekadašį, jie net nežinojo, kad yra Ekadašį, bet visą tą Ekadašį, visą dieną jie badavo, nebuvo ką valgyti, visą naktį jie nemiegojo, nes buvo šalta ir jie negalėjo užmigti, tokiu būdu apsikabinę jie gulėjo, reiškia, šnekėjosi ir jie visą dieną badavo, nemiegojo, negalėjo užmigti šalčio ir jie diskutavo apie tai, kaip čia jiems nepasisekė, kokią jie nuodėmę padarė, kokias nuodėmės, kad jie pakliuvo į tokią situaciją. Ir jie taip galvoja mintise, kad neverta visgi daryti kažkokių tai nuodėmių, nes sąlygos gali būti po to reakcijos šitų nuodėmių gali būti labai skaudžios, galima gimti dar blogesnėj padėty. Tai reiškia, jie apie tai mąstydami, jie sulaukė Ekadašio ryto ir taip gavosi, kad jie net nesąmoningai laikėsi šito Ekadašio ir kai Ekadašis baigėsi, reiškia, ar ne Ekadašio tas laikotarpis, jie užsiskaitė, kad jie yra išbadavę. Ir tokiu būdu visa, reiškia, nauda šito Ekadašio pasiekė juos. Kadangi jų pišačio kūnai, tai jie neturėjo tokių šito fizinio kūno, kurio mes dabar turim. Jie turėjo kitokį subtilų kūną, dėl to, reiškia, tas subtilus kūnas gali labai greitai transformuotis. Tas pats, kas iš rojinio pasaulio gyventojo kūno, jisai labai greitai transformamas į pišačios, ar ne? Ir tas kūnas, jis buvo nesąlygotas daugelį dalykų. Mes esam sąlygoti kažkiek šito kūno, kol šito kūno nepaliksim, ar ne? Nors mūsų subtilus kūnas paraleliai formuojasi, bet mes turim sulaukti šito kūno, reiškia, kiek jam lemta ar ne pragyventi dar. Ir kai šitą kūną paliksim, mes pereisim būtent į tą kitą subtilų kūną, kurį mes užsitarnavom. Taigi, jie kadangi neturėjo fizinio kūno, jie tai, ką užsitarnavo, jie galėjo gauti iš karto, reiškia, jų nesąlygojo, reiškia, būtent šita karma yra specifinė karmos rūšis. Karma. Iškrito pavadinimas, reiškia, yra tam tikros karmos rūšis, kuri būtent tas kūnas mūsų irgi, jis yra toksai nepaslankus, ir ta karma yra labai tokia nepaslanki, reiškia, yra tam tikros karmos rūšis, ar ne, bet būtent tam tikrą karmą mes gaunam, gaunam šitą pavidalą, tai sunku iš jo atsikratyti, ne taip lengva. Pamiršau pavadinimą, kada nors papasakos apie tai, būtent šią akimirką man užstrigo. Tai nėra svarbu. Būtent jie gavo Ekadašį, reiškia, šitą naudą. Ir kas įtiko, visą šitą nuodėmę, reiškia, kurin dar, ar ne, jos prakeikė. Jinai išgaravo per akimirką. Ir plus jie, reiškia, gavo ne tik tai, kad, reiškia, šitas nuodėmės apsivalė, bet plus gavo, reiškia, tokią savotišką palaiminimą padėti netgi į vaikunką sugrįžti. Bet kas nutiko to momentu, reiškia, vimanai pradėjo leistis, reiškia, kadangi jie tapo tyri išsilaisvinę, ar ne, jie išsilaisvinę, automatiškai, reiškia, jie vėl atgavo savo padėtį Indralokui, ar ne, ir gavosi, kad vimanai pradėjo leistis iš Indralokos, reiškia, jų pasimti, nes jie būtent įgavo vėl tas formas, būtent savo, kurias turėjo prieš tai, jie sugrįžo viskas.
laikantis šito kadašio net nesąmoningai. Ir vimana tai tokia, reiškia, tokie mistiniai skraidantis, tokie reiškia, vimanai skraidantis paukščiai, kurie ateina, reiškia, jie skraido, perkelia jūs ar ne dangiški. Tai yra, tenais nėra tos technikos kaip čia, tenais yra viskas gyva. Tai yra, viskas vyksta mistiškai, čia truputėlį, tai vadinasi vimanai, tokie mistiniai orlaiviai. Tai reiškia, jos pasiėmė ir jos atgal sugrąžino, reiškia, į Indraloką. Reiškia, į Indraloką, į Aramavatį. Aramavati yra, kur Indra gyvena, toks miestas, reiškia. Ir jie tada taip nuolankiai, suprasdami, reiškia, kad apsivalė nuo tos nuodėmės, jie sugrįžo vėl pas Indrą ir nusilenkė jam. Ir Indra, kai juos pamatė, jis nustebo, sako, kas čia nutiko, sako, kaip jūs sugebėjo taip greitai, nes ten praėjo realiai labai nedaug, kelios dienos, ir kaip tik buvo tas Ekadašis, o rojiniam planete tenais iš viso laikas bėga lėtai. Tai ten faktiškai truputėlį praėjo laiko ir jisai nustebęs žiūri jos, kaip čia jūs atsidūrėt vėl. Kaip mano to prakeikimo atsikradėt, aš matau, kad jūs tyri ir švarūs, ta prasme, jūs netgi tiek švarūs, kad panašu, kad jūs kaip Vaikunkas gyventojai vos ne. O jūs, ką jūs tokio padarėt? Jisai pats buvo nustebęs. Tada reiškia, Maljavanas Indrai sako, mes nesąmoningai pasilaikėme būtent Krišnos palaimintojo Ekadašio, reiškia, Džaja Ekadašio. Mes jo laikėmės net nežinodami, nesąmoningai ir būtent jo malonę, šito Ekadašio malonę, mes apsivalėm nuo nuodėmių ir galėjom čia sugrįžti. Ir ta Indra jisai pas nusilenkė, lenkiuosi jums, sako, nes jūs, sako, padarėte tai labai kažką ypatingo, nes pagarbinot sąmoningai ar nesąmoningai net patį Kešavą. Jis pavadino Krišną, jis turi tokį vardą Kešavą, tai reiškia juslių valdovas. Kešava, tas, kuris valdo juslės. Ir jisai Krišną pavadino Kešavą, kad jūs pagarbinot patį Kešavą, patį Krišną. Ir tokiu būdu netgi, sako, jūs užsitarnavot netgi mano pačią nusilenkimų, reiškia, tokiu būdu. Nesvarbu, kad nesąmoningai, bet jūs patenkinot Krišną. Dėl to aš esu labai laimingas jumis. Jis neturėjo jokio pavydo, jisai šitai situacijai, jis buvo labai nustebęs ir jisai buvo pašlovintas, jisai pas pašlovino Krišną ir reiškia, tapo irgi ta diena tokia kaip pavyzdys jam pačiam, kad galbūt ir man tektų, reiškia, nusileisti į žemiškas planetų sistemas ir laikytis Ekadašis. Ir kartais pusdieviai jie ateina, iš tikrųjų ateina netgi per Radakundą, šitas vietas, kur dabar aš esu, yra Radakunda, Govardanas, netgi pusdieviai kartais priima žmogiškas formas, jie ateina, čia apeina Govardaną, visa kita irgi tam tikras askezės atlieka, badžiną atlieka, nes jie irgi trokšta gauti naudą dar didesnė. Nesvarbu, kad jie turi, reiškia, labai aukštas padėtis, tokias materialiame lygmenyje, ar ne, bet jie visgi nori dvasinės padėties, nes dvasinio malonumo džiaugsmo niekas negali pranokti. Taigi Indra tada jos atgal, reiškia, jos palaimino ir leido jiems tiesiog būti, kur jie nori, vėl Indralokai ir tokiu būdu keliauti. Jie troško keliauti kartu, jos palaimino kaip vyras ir žmona ir reiškia, joms palaimino, kad jūs galėsit keliauti visur, kur tik tai norit, visose rojinėse planetose. O jų buvo toks troškimas iš tikrųjų nuo vaikystės. Reiškia, jų toks troškimas buvo nuo pat vaikystės keliauti visur, reiškia, kur tik tai nori, kur jų širdis geidžia. Tokį troškimą daug kas gali turėti, ar ne, kažkur tai keliauti, važinėti. Tai va, Maljavati ir Pušjavanas. Jo. Tai va, keliavo ir tokiu būdu jie gavo palaiminimą. Palaiminimą visų pirma to Ekadašio, tai va. Ir Krišna papasako šitą istoriją. Ir kaip ir sakiau pradžioje, jisai ant galo papasako šitą istoriją. Jis pasakė, kas net klausys šitos istorijos, išgirs šlovę šito Ekadašio, klausysis su tikėjimu, tas gaus lygiai tokią pat naudą, reiškia, gaus tokią pat naudą. Vos ne tokią pat naudą, kaip laikyti šito Ekadašio.
jisai buvo pasakęs jagė, tai yra švamedija jagė, pati stipriausia, pati galingiausia jagė. Ir paskui yra kita jagė, tik aš negaliu prisiminti jos pavadinimo, kaip vadinasi šitą jagę, bet toksai galingas ugnies atnašavimas, jagė aukojimas, tai prilyksta būtent, kas klausosi šitą istorijos, tai prilyksta tokiai labai galingai atnašavimui aukos. Tai va, tą istoriją galima klausytis daugiau kartų, galbūt tada gausi daug jagių padarė. Va, tai taip yra, tokia istorija, tai yra kadašis ir ką, sėkmės su jums laikantis, reiškia, šito kadašio, džaja kadašį, baiminė kadašį. Ir ką tada? Jeigu yra kokių klausimų, visą laiką klauskit, rašykit. Ačiū jums labai. Radė yra.